Kaip sniego patrankos gamina sniegą, kai lauke yra pliusas? Tai pasirodo, tos patrankos purškia ne vien vandenį, bet ir suslėgtą orą. O suslėgtas oras padeda mums dviem procesais. Pirmas procesas, jisai išpurškia vandenį į dulkstą, kaip dažų pistoletą. Antras procesas, kai suslėgtas oras plečiasi, jisai šąla ir atšalt jisai gali kokiais 5 laipsniais. Ir jeigu laukia yra apie 0, mes gaunam apie -5 laipsnių šalčio, kas jau yra pakankama, kad pasigamintumėm sniegą. Įrodyti tai, pabandant suslėgtų orų atšaldyti mažą Einšteiną. Einšteinas atšalo gerais 5 laipsniais žemiau kambario temperatūros. Dar besitraukiant žiemai pasidariau sniego šautuvą, jisai turi irgi vandens padavimą, iš apačios oro padavimą iš viršaus. Čia turi skylutę, kad pro čia šautų sniegas. Išėjom į lauką, pabandėm ir iš tikrųjų gaminosi sniego. Daug nepasigaminom, bet truputį pasigaminom. Kas yra fainiausia, kad užsukus oro padavimą mes nebegaminam sniego. Mes gaminam tik tai lietų. Tai reiškia, kad oro padavimas buvo pakankamai efektyvus, kad jisai atšaldytų mūsų vandenį ir gamintųsi sniegą. Pasigaminam sniegą pliusiniai temperatūrai.